Ančių motinos kiaušiniai įsirito, atskleisdami mielus ančiukus. Bet paskutinis kiaušinis buvo didelis, ir iš jo įsirito keistas, pilkas paukštis. Jis toks bjaurus, šaukė kiti ančiukai, stumdydami jį. Net jo motina abejojo juo. Mažas paukštis jautėsi vienišas, tikėdamas, kad yra nepageidaujamas tik todėl, kad atrodo kitaip. Jis bandė prisitaikyti, bet juokas lydėjo jo nerangų žingsniavimą. Jis pabėgo, rasdamas tik šaltus pečius ir nuolatinį atstumimą. Po žiemos užaugęs, vienišas paukštis pamatė nuostabes baltas gulbes ežere. Jis tikėjosi jų įprasto atstumimo. Kai jis pasilenkė gerti, pamatė savo atspindį šalia jų. Jo nuostabai, jis nebuvo bjaurus antis. Jis buvo graži, grakšti gulbė, lygiai tokia pat kaip jos. Jis visą laiką buvo gulbė, gimusi neteisingame lizde. Jo atstumimas nebuvo dėl to, kad jis buvo bjaurus, o dėl to, kad jis buvo nesuprastas. Jis neturėjo būti antis, o gulbė. Gyvenimo atstumimai dažnai kyla dėl to, kad kiti nemato jūsų tikrojo aš. Neleiskite niekam jūsų apibrėžti. Tikėkite savo unikaliu tikslu. Prenumeruokite kanalo pavadinimą, kad gautumėte daugiau legendinių istorijų.